Šiandien važinėjom su Lincolnu. Pagaliau šitą daiktą išsitraukiau iš žiemos miego. Gerai, vasaros miego, nes tiesiog stovėjo nenaudojamas. Stovėjo gal kokį mėnesį daugiau. Ir dar norėjau pasidalinti naujienom, tai Toyota Solara parduota. Jie nupirko vakar, atvažiavo žmogus, apsižiūrėjo, dar įvyko tokia nesąmonė, kad raktai buvo pas mane, o aš klientam važiavau apžiūrėti automobilį į Panevėžį. Nežinau, kad raktai pas mane, jisai atvažiavo ir dar turėjo palaukti 50 minučių, ta prasme. Tai blogai jaučiausi dėl šito. Nu, bet galų gale sakau, atsiprašiau, parodžiau automobilį, padariau didesnę nuolaidą, pasiėmiau automobilį, visi laimingi, tikiuosi, kad jam laikys, patiks ir viskas bus gerai. O klientų automobilis, kurį teko apžiūrinėti, tai dėja, bet netiko. Apie tai kažkada galima bus plačiau, jeigu jums iš tikrųjų įdomu, kaip aš važiuoju, tikrinu automobilius, ta prasme, klientams. O čia toji mūsų senai matyta Mazda MX-3. Visa gražuolė. Tai va, jinai dar vis stovi. Jie šiandien turi atvažiuoti paimti ir pradėti remonto darbus su jie. Nu, čia kiti kiemo eksponatai. Dar viena MX-3 ir Ford Sierra. Šiaip Sierra yra parduodama. Jei blogai yra su špaklium ant kėbulo, kažkur vairo stiprintuvas biškį leidžia. Šiaip jinai užsivedu, važiuoja, dirba benzinų dujom, 2 litrai, dohas. Fainas šiaip daiktas. Bet dėja, man toks nereikalingas. Ištraukiau iš dažnės, išgelbėjau nuo to, kad jinai būtų tiesiog mirus tenais. Tai perleidžiu kažkam kitam. Reikia 14 galvos, terkšlės. Kitos mašinos. Stradbarą nuimt. Kitos mašinos. Bet man keista, kad reikia stradbarą nuimt tam, kad pasižiūrėt nuo degvils kyšį. Aš įtariu, kad gal jie jį pastatė neteisingai. Nu, jisai vieną poziciją turi tik tai. Gerai, kitas klausimas. Svorio taupimo sumetimais. Kitas klausimas, išgelbėsit šitą automobilį? Panu blemba, dar abejoju mūsų kompetenciją? Neabejoju. Gerai, einu tada viską paimsiu. Gerai, kad prie medžio pastačiau, taip? Labai patogiai, strategiškai. Strategiškai gerai vieta. Kaina didėja, matau. Ja. Mažiau defektų matas. Vieną pusę uždengia. Bėda, kad jūs nepirkėjai. Čia reiksiai paieškoti gal kokio priekinio bamperio normalaus. Nes prieš tai jinai turėjo tokį gerą drakoninį bamperį, labai gražų. Tai kokia jos istorija? Kieno čia jinai buvo? Jinai buvo vieno klubiečio automobilis. Jisai ilgai ją turėjo. Aš šitą mašiną esu apžiūrinėjęs prieš 6 metus. Toliau gavosi taip, kad jisai ją pardavė, jau motorui buvo nelabai gerai. Buvo originalus dar vis 1.8 tuo metu. Nupirko iš jo mano draugas, irgi vienas iš klubo narių, tą MX-3 ir tada paturėjusiai 2 savaitės nusprendė, kad jisai nieko nedarys, žodžio. Išvažiavo, man atrodo, gal į užsienį tuo metu ar kažkaip ir pardavė savo pažįstamėm. Tie pažįstami nupirko tą automobilį, pradėjo jį daryti, tvarkyti, bet žodžiu, įkrovė 2.5 V6 motorą, įkrovė, kaip matai, prastai, viskas įsioja, viskas bėga ir taip toliau. Ir po to jinai metus plius minus stovėjo nejudinama ir nuleido rankas. Dar pakeitė priekinį bamperį, kapotą pakeitė, priekinės faras. Tas automobilis atrodė, 10 kart geriau. Jis prieš tai atrodė daug geriau negu man asmeniškai. Ta prasme, jisai atrodė daug geriau negu mano dabartinis raudonas. Realiai, ta prasme, gerai, dabar turėjo išskirtinius dalykus. Kiek per gyvenimą esi turėjęs šitų MX-3? Čia jau tinklalaidė prasidėjo 13. 13? 13. O kur riba? Riba? Nėra ribų. Kiek vidutinis žmogus šiaip per gyvenimą turi tų MX-3? 0. Kas perka tokias mašinas? Tik tai entuziastai. Kur trūksta projektų, problemų ir nėra kur pinigų dėt, žinai, ten kažkaip taip. Pabandyk už kur.
Jau ką aš klėmas paspausiu. Nu, garantuotai užsikursi, jeigu tik akumas nemirė šitas. Aš jį liktai skroviau biškį. Daug nereikia jai. Pas mane. Kaip su atsuktuvų galima. Nu, Vairo užraktas. bet nerodyk, gerai? Ne, aš jau žinau, kurios laidus reikia užtrumpinti. Kitai serijai palikim. Aš nežinau ir nenoriu žinoti. Palauk. Varyk. Čia klinija starteris? Dabar? Turbūt mažai įtampos. Arba Klinija starteris. padaužyk per starterį biškį. Jo, gali būt. Pabandyk dar pasukinėti jį. Tadadadam. Tai čia kaip su mano MX3 viskas tas pats. Ai, ir šita mano. Oi, ne tas pats. Gerai. Pas mus irgi tas pats. Susitvarkė. Nežinau, kas čia buvo. Traukia. Nu va, užsikūrė žvėris, užsikūrė. Galiu parodyti, iš kur praeito mechaniko rankas auga. Parodyk. Tai parodysi? Bet tokia graži srovė, patulų. Ideali srovelė. Labai gražu. Viskas, žvėris išvažiuoja. Oi, deda šokoladas. O, šviesas dega. Kaip gerai. Atbulinis yra. Nu ir viskas. MX3 išvažiavo tvarkymuisi. Susirenkam daiktus visus, darbo įrankius. Ir ieškom automobilių, kuriuos galėtume nusipirkti. Nes egzotikų niekada nebūna gana. Žodžiu, keliaujam pirkti Mazda 3. Važiuojam kažkur į Prienus. Parduoda moteris automobilį, o telefonu atsiliepia kažkoks draugas ar kažkas. Tai žiūrėsim, kaip seksis, viską papasakosim. Dar yra naujienų, kad padarė Mazda MX3. Tai Mazda MX3 padaryta, ją padarė per 2 dienas. Hebra žiauriai maladėts. 1 hour later. Esam Prienuose ir ką tik nupirkta Mazda 3 automatas. Ir jau greitai bus pardavimuose. Tikiuosi išvažiuos kur nors į užsienį, į Afriką kokią ar kažkur ir uždirbsime kažkokį pinigėlį savo projektams. Kol kas pirmieji iššūkiai važiuojant su Mazda tai yra, jeigu aš užsidarau langus, jinai baisiai rasoja. Labai tikėtina, kad arba kažkur yra kiaura pilna drėgmės, arba tiesiog antifrizas patenka į saloną. Nei vienas iš šitų atvejų labai stipriai nedžiugina, tikiuosi nuvažiuosim normaliai, paskui važiuoja Mersiukas, lydi, tai tikiuosi pavyks pasiekti Vilnių, kadangi buvom Prienuose, tai dar kelio liko 60 km, tikiuosi viskas bus normaliai. Žodžiu, viskas yra tiesiog užrasoja super duper, nes išplojom mašiną ir kilimėlius praplojom, tai davė pliuso, patinka, kadangi rasoja, tai reikėjo dar išplauti specialiai. Ne, iš tikrųjų bandėm spėti, kad dar šviesos būtų ir kad galima būtų dėti į pardavimus šitą daiktą. Bet kol kas nežinau, ką čia reiks daryti. Pirmą reikia grįžti namo.
tiksliau į servisą, nes dar servise pilna reikalų, tai varom į servisą, pafilmuosiu iš ten, gal minimaliai bent jau prasiurbsiu šito daikto. Va, šiandieninė nupirkta Mazda, esam jau servise, atrodo, va taip, sėdynės labai gražios, automatas 1.6 benzinas, visa gerai parūdijusi tokia, čia kažkur pirštą galėjau prakišti berods, gal anoj pusėje. Bet šiaip važiuoja, guolis ūžia, pakaba bilda, jo va čia galiu judinti net detalę. Guolis ūžia, kažkodėl rasoja langai, drėgmės pilna ir labai baisiai visur purvina. Tai va, tuoj pabandysim gal dar prasiurbti šiek tiek ir keliaus į pardavimą. Dar gavom dar ratus dovanų, labai gerus, bet tikriausiai šitą jau atiduosim. Rasoja dar žibintas, va, defektai. Ir čekas mačiau dega ir kažkodėl airbagų klaida dega. Tai va tokia ta Mazda. Bet už tai pigi. Pigus, geras daiktas. Technikinė galioja šiandien ir rytoj. Oi, kaip nieko nesimato. Tamsu? Sveiki, gyvi. Jo, labai tamsu, eik tu savo. Iš vis taip tamsu, nieko nesimato, net nesimato, kad čia Mazda. Eik tu savo. Žodžiu, teks šitą dienos metu parodyt. Reiks pasižiūrėti tada, kas susklendė, o šiaip dabar jinai važiuoja. Viskas gan padoriai, jo? Na, jeigu nespaudi daug gazų, tada jinai važiuoja. Tada ledas iš vis mašina, jo? Nu, ne visai. Tiesiog negali daug spaust gazų. Nu, taip, supratau. Nes jeigu tu spaudi gazą... Ne, tai kur tu su tokia mašina daug spausi? Ne, tai kokius 3 comus įspaudi ir jinai dūs pradeda. 3 comus, supratau, 2,5 aš galiu tik. Gerai, turėsiu omenyje. The next day. Ten fanai šitą atvykom krūmuose sėdi. Į Jeb Meetą, uždarimą sezono. Su Mazdutė atvykom, labai baisiai vėluojam, tai prisiparkavom kažkur belekur. Aišku, čia yra aplink dar yra tų automobilių japoniškų. Tai einam gal pasižiūrėsim, šiaip bent jau pradžioje šitoj gal aikšteliai kažką pasižiūrim. Nes matau, kad ten 3 Civikas stovi. Eik tu, jinai automatas. Čia viskas kaip aš norėčiau, jinai ir kablį turi. O, kablį turi, vežiuosiu, malkas. Aš neturėjau 3 Civiko, turėjau 4, 5, 6, 7, 8. Ne, 10 neturėjau, 9, 10 nebuvo. Neturėjau tokių. Bet ten dar MR2, kokia graži toli stovi geltona su raižu. Aišku, cėlikų tokių turėjau. Aš jaučiuosi apgauta visiškai. Aš sakiau, man rankytė šala. Rankytė šala? Rankytė man. Tu man. pirštinytę nupirksiu. Šikt. Da turėjau tokį porą. Dabar nebeturiu, teko parduoti. Kiti laikai buvo. Tie laikai, kai aš dar pardavinėdavau automobilius. Greitai. Dabar nepirikupas. Dabar kitus automobilius pardavinėjau, mažiau ypatingus. Tiesioginius konkurentus pažiūrėsim. MX3, kurie buvo. Tai vienas iš jų yra 100 NX Nissanas. Kas faina, tai jisai taip pat kaip ir CRX, kitas tiesioginis konkurentas, gali išsimti šonus stogo ir pasidaryti pusiau kabrioletas. Jūs apie vieną pasakoju, aš kitą filmuoju. Sakykime. Šiaip labai retai pamatysi 100 NX, nes jie visi dėja surūdijo ir labai jau retas daiktas. Labai faina matyti tokį daiktą išlaikytą. Einam toliau, konkurentus pažiūrėsim. O, Honda CRX. Ten ir kitų CRX stovi.
Tai jų vat visai nemažai dar yra likę. Kažkaip jų vat pakankamai daug išsilaikė iš tikrųjų dar. Šiaip labai gražus automobiliai. Aš visą laiką CRX labai norėjau, bet po to gavos taip, kad prie Mazda MX-3 likau ir labai daug jų įsigijau. Skaičiuot, kiek Julius šiandien kartų pasakė, aš labai norėjau ir labai noriu ir mano svajonių automobilis. Gerai, tokį ketvirtą Civiką. Skaičiavimas prasideda. Gerai, ketvirtą Civiką turėjau va tokį. Irgi raudonas mano buvo, tik tai buvo automatas. Čia jaučiu mechanas bus, aš taip įtariu. Pačiu aš dabar pažiūrėjau, kad... Tokią Mazda 323 F-kę irgi turėjau. Ir po to dukterėčią dar turėjo. Labai geras daiktas. S2000. Jo, labai norėčiau S2000. Oi, labai norėčiau Toyota MR2. Va tokios mėlynos. Šita nereali yra. Nerealus daiktas. Daug ko norėčiau. O vakar Julius pardavė Jarį. Galėtume čia stovėti. Praktiškai kaip mūsų, tik kitoks. Oho. Mūsų nebėra jau parduotas. Ai, pamiršau pasakyti. Jaris parduotas per porą valandų vakar naktį. Atvažiavo išgėręs žmogus. Ne pats atvažiavo, jie atvežė draugas, pats nebevairavo, mašiną paliko, nupirko ir išvažiavo. Jis atsimins iš kad jis turi mašiną. Tikiuosi. Jeigu ne, tai žinau, kur stovi, prie mūsų namų. Ai, jie vis dar stovėjo. Ja. Juliaus svajonė, dar viena. Beveik visas mašinas yra mano svajonės. Nu, ta prasme, labiau išskirtinės ir taip toliau. Šitą pavyzdžiui. Ne, šitą ne mano svajonė. O mes atvarėm į Retro Nil kampelis, Nissan President. Prabangus, žiauriai retas dalykas. Ojojoj, kaip gražu. Čia galima atsigulti. Va čia tai limuzinas, a? O geri laikai buvo. Lygiai taip pat turi ir Toyota Century, kuri šalia stovi. Einam parodysim. O nerealus daiktas. Tiesiog nerealus. Man jinai ir gražiau atrodo už Nissan President. Ir vidus man gražiau čia atrodo už Nissan President. Ir šiaip. Man ta minkštesnė, tokia švelnesnė. Jo, va čia tai subtilumas. O ten Supra stovi. Aš labai Supras noriu. Vėl, aš sakau, reikia skaičiuoti jo norus. O man Supras nepatinka. Skonio reikalas. Dudžiai. Legendinis motoras. Kas labai faina, aš gal čia parodysiu. Tai ten, kaip visada, yra ta individuali panelė ir jinai pasukta į vairuotoją. Čia yra vairuotojo automobilis tiesiog. Aš einu iš kitos pusės rodyti. Aha. Na, šiek tiek matosi gal. Minusas, kad langai visi pakelti, tai matytume. Einam pažiūrėsim, ten yra Mazdų. Kiemegi mažai Mazdų, tai mes čia dar atvažiavom jų pažiūrėti, tikrai. Toks didelis automobilių pasirinkimas. Šitą tokia drakoniukas. Man čia taip viskas patinka, aš negaliu tiesiog. Man realiai viskas taip patinka. Tik jam nepatinka operatorius. Patinka operatorius? Labai stumia. Pasakė, kitas samdys. Ne. Einam. Einam. Nenoriu aš tai niekur eiti. Einam. Tu vėl triusikus rodai. Ką? Tu net čia sugebi triusikus parodyti savo. Ką? Triusikus sugebi iš priekio parodyti. Va dabar, ką tik. Ačiū, kad Pastovi žiūrėjot. savo trusus rodo. Kaip gyventi. Va, Toyota Starlet. Irgi retas daiktas. Ir jinai su lopšiais yra. Einam žiūrėt. Va tokie automobiliai man patinka.
kur retai pamatysi, kur yra išskirtinis daiktas ir kur nėra antro praktiškai realiai tokio toj pačioj parodoj. Va čia vat yra tada nerealu. Aišku, mes irgi MX3 tik vieną turim parodoj. Už parodos ribų, aš sakyčiau, mes ją turim. Ai, tai jinai su oru, su viskuo čia. Dėl to bagažinė atidaryta, nes čia taip gražiai padaryta. Okei. Išmetimo labai norėčiau pas save tokio iš tikrųjų. Aš jau svajoju čia pagulėti. Į MX3 labai reikia tokio išmetimo. Tai kol kas gal baigėm epizodą, bandysim į Vytenio parką dar nusigauti. Ir atvažiavom ir į V8 sezono uždarimą, taip skaitasi. Tai žodžiu, iš esmės tai yra amerikietiškų automobilių, ne japoniškų. Jo, amerikietiškų automobilių sezono uždarimas. Tai chebra labai miela, labai faini visi. Su daug ko pasilabinom, pasikalbėjom jau, o dabar einam, parodysim dar likusius automobilius, kurie dar vis čia yra ir galbūt šiek tiek pačio Vytenio parko, kadangi jis irgi taip pat gražus yra. So guys, welcome to my crib. This is my house, this is my frog. My house has 2 beds, 1 sofa, 1 virdulys. Jo, tada galima čia prisėsti, pasibūti šiek tiek. Tada čia, o čia yra ofisas. O eik tu gražus ofisas. Nesitikėjau, kad ant tiek gražus ofisas. Wow. Na, o čia tiesiog yra mano automobilių parkas. Prašau, pasigrožėkite, aš jį nuomoju. Taip, visi čia mano automobiliai supirkti, skirtingų spalvų, skirtingų dydžio. Udre. Super automobilių. Čia jau super automobilių. Matau Lambo, McLareną, Mini Cooperį, TTRS, BMW, Mercedes GL-as. Ne juokas. Ir Porsčiukas. Porsčiukas dar stovi. Ferrari. Kaip gražu miške. Vasaros laikė. Atsidaro durys, neįgaliau įeiti. Nu, išleiskit mane. Ačiū. Visada tokių norėjau. Bet tai didžiulis parkas. Visur galima maistą pasikepti, pasibūt. Vaikams yra ką veikti. Vonioj galima suptis. Kas yra supęsis vonioj? Ką? Nežinau. Ir čia šitas tikriausiai lygintuvas. Su kastuvu pasisupsiu ir varom. O šituose nameliuose galima nakvoti ir juos išsinuomoti. Vau, ta prasme, ten yra ir staliukai šiaip prisėsti. Šitam galima nakvoti ir, ta prasme, tu tokioj gamtoj. Žodžiu, esam pakeliui tarp Vilniaus ir Kretingos. Važiuojam pirkti Ford Mavericką. Bent jau toks planas, jeigu neturim atsarginių keletą. Labai spigina saulė, bet gerai pasidžiaugiam gerų orų. Karina filmuoja iš galo automobilį. Nes iki šiol man niekas pagalio nenupirko. Nu ir ne tik, kad pagalio nenupirko, bet ir telefonas labai ten priartina. Tai kol kas planas nupirkti Ford Mavericką. Maverickas 3 litrai benzinos dujos technikinė iki sausio.
Kas dar? Jis automatas, sakė vieną arką parūdijus ir dabar dar dega ABS-as. Aiškino ten dėl ko, bet, žodžiu, reikės vietoje išsiaiškinti iki galo. Jo, siuntė videką, sakė užsikūrė. Bet labai pats apsidžiaugė žmogus. Jo, videkė jo matęs, kad apsidžiaugė. Tai va, tai planas tokį daiktą nupirkt pardavimui, iš jo užsidirbti ir toliau projektams turėti pinigėlio. Gerai. Tai apžiūrėjom Ford Mavericką. Visokių defektų ten jisai turi, bet įdomiausia buvo derybos. Kalbėjom su žmogum, kad jisai šiaip norėtų 1000 gauti. Aš jam sakiau, kad mano kaina, mano pasiūlymas būtų apie 700. Tai nuvažiavom mes į parduotuvę, sakėm, dar pasitarsim, nusipirkom picos, valgėm po gabaliuką ir parašiau žmogui, kad 750 galiu pasiūlyti. Ir mes suėjom su tuo, kad 750 plus šilpinukas vaikui. Jo, sutartėlės paruoštas, pinigai paruošti, važiuojam savo siurprizą pasimti. Paimsim siurprizą. Defektai siurprizą šitą mūsų automobiliaus yra, kad padangos tokios gerai padėvėtos, kad turi visokių rūdžių, vieną arką labai leisgyvę duris atidarius. Kokie dar defektai? Vibracija yra. ABS daviklį reiktų pasikeisti. Antifrizas keistos spalvos. Atrodo, jo, jis toks labiau į rudą, ta prasme, pamaišytas. Ir toksai, nežinau. Bet bent jau, jo, rožinis ir žalias būtų sumaišytas ir va tokia spalvos paletė gavosi. Šiaip automobilis užsiveda, važiuoja, lyg ir visus dalykus kaip ir atlieka. Tai bandysim parlėkti Vilnių. Naktį. Čia yra mūsų naujai nupirktas Ford Maverick. Yra šiek tiek defektų. Su defektais tai vat čia visokių tokių dalykų turim. Nu tai tu pasitrauk gal? Jo, tai aš žodžiu pradedu kaip tikras šitas automobilių prekeivis nuo galo. Nu kad, žinai, iš galo ten pamylės, prie priekio priprasi kažką. Nesvarbu žodžiu. Trūkumų. Bet gerai priknėdyta. Matos, va, net nagas nepalenda. Ja, žodžiu, yra parūdėjimų, bet kas faina su šitą mašiną, tai kad atsidaro ir langas atskirai. Dar labai talpi bagažinė, Julius gali parodyti. Ne. Nelysi. Nerodysiu šį kartą. Papasakok. Čia kas buvo? Čia buvo išpuvęs amortizatorius. Nu, jo, stakanas buvo išpuvęs. Ir įlūžo į vidų amortizatorius su viskuo. Ir dėl to čionais šito yra buvus plastinė operacija daryta šitai mašinai. Bet viskas dabar gerai, viskas sutvarkyta. Einam parodysim iš kitų pusių visą šitą grožį. Gerai užsidarė. Kas patinka, tai šiaip viskas veikia joje. Ir kondiškė veikia, ir pečiukas veikia. Antipraslydimas gal tik neveikia ir 4 varomi neveikia. Gal kas čia dar neveikia. Ai, dabar dar tepalo lemputė pastoja užsideginėja, bet sakė, čia daviklis. Kokios gražios sėdynės, elektrinės, su pašildinimu už pagaliaus. Čia elektrinė? Nu taip, ne elektrinė, elektra važiuoja pirmyn atgal. Nu jo, bet tai pavyzdžiui keleivė, ne? Nu tai keleivių, čia žinai, ne keleivių mašina. O kas čia? Ką? Čia, va, čia? Nu, nežiūrėk, tikriausiai vairas bus negražus, aš nelinkęs žiūrėti. O gal jis bus gražesnis? Ne, nereikia čia aiškintis. Kas man labai patinka, tai kad yra priekį helo žibintai. Žiauriai gerai. Ir su tolimom labai gerai šviečia, labai patiko. Šiaip automobilis su geresnėm lemputėm, tai geriau šviečia, šiaip važiuoja padoriai, viską daro, man patinka. Ta prasme, už savo pinigus jisai yra labai geras daiktas. Tu įjungsi lemputės? Jo, tuo įjungsiu. Lemputės, ateikit čia. Nuostabus automobilis. Nu va, ir kaip dirba gražiai, koks nuostabus automobilis. Su Forduku atvažiavom į plovyklą. Reik pasižiūrėti, ar pinigėlį turim, kad susimokėt už plovyklą. Tiesos akimirka. O, euras yra. 1 euras. Bent jau putom tai užteks.
Forduką ką tik išsiplovėm. Lyg ir niekur neleidžia, visur sausa, visur gražu. Viskas išplauta, dega ABS-as. Šiandien tepalas nedega. 4x4 kol kas nedega. Matyt, užsidegs vėliau. Nes 4x4 irgi klaidelė tokia yra ir užsidega retkarčiais. Dabar galvoju, nuplovęs pamačiau, kad yra dar šiaip daugiau tų visokių taškelių, rudelių, kažko. Galvoju, gal į spalvą padaryti teptuką, jeigu ten nebus eilės dabar. Kadangi esam netoli ten, kur gamina teptukus, tai gal bent jau truputėlį pagražinti automobilį. Va, 4 vadai jau mirksi. Tai galvoju, pabandysiu gal užsukt, pažiūrėt, gal teptuką paimsim. Jeigu paimsim teptuką, patepliosim tą mašiną, jinai vis tiek bent jau šiek tiek gražiau tada atrodys. Ką tik buvom, kur gamina dažus ir teptukus, tai sakė, su Fordais yra bėda ir spalvų kodais. Tai 6 gamyklos, sako, pasaulyje gamina. Pardavėjo teigimu sako, kad laukia, kol užsidarys, ta prasme, tos gamyklos, nes, žodžiu, jos skirtingais, ten viena raidė gali reikšti ir 6 atspalvius ir taip toliau. Ir juos rasti reikia pradžiai. Tai, pavyzdžiui, ant šito Fordo kol kas nepavyko rasti spalvos kodą, ta prasme. Ir sakė, kad su Fordais visą laiką yra bėda. Tai gal praleidžiam tą tepliojimą, važiuojam, sufotkinsim, dėsim pardavimą, numatyti yra kaip yra. Aš norėjau kaip geriau, nepavyko, bet tebūnie, nuleisim ant kainą žmonėm bent jau kažkiek. Turės gerą daiktą. Fordukas išplautas, sufotkintas, dėsim į skelbimus. Žodžiu, vakar vėlai vakare atvažiavo iš Belgijos tie žmonės, kurie norėjo Mazdos ir jie ją nupirko. Bet automobilis stovi dar pas mane, atsiųs tralą, kad pasimti. Tai lauksime tralo, pinigus jau turiu, Mazda parduota, o toliau reikia parduoti. Šitą Fordą reikia parduoti. Dar norėčiau gal Lincolną kokį įdėti pardavimus. Ford Sierra dar gal reikia sugrąžinti pardavimus. Reikia atsikratyti automobilių prie žiemą. O tai nebėra kur laikyti. Žodžiu, kas dabar vyksta? Pildau sutartį, o ten Ford Sierra kraunasi. Kadangi jinai yra parduota, tai labai džiaugiuosi. Šiek tiek nespėjau nufilmuoti nieko, bet Sierra yra parduota. Pirksim kitų projektų. Žiauriai džiaugiuosi, nes jau norėjau tiesiog ją paleisti ir jau laikas buvo. Tai va, ten Sierra, čia sutartėlė, supildom ir viską pranešiu. Viskas, Fordas išvažiavo. Akumą pasiemam. Toliau tęsime su savo kitais projektais.